Sveiki, laikas pasikalbėti apie mokesčius. Pernai daug iečių buvo sulaužyta svarstant mokesčių susijusių su nekilnojamu turtu pakeitimus. Ir po daugybės diskusijų galiausiai buvo įvesti nauji tarifai ir sąlygos. Bet šiandien praktiškai apžvelkime ir paskaičiuokime, kiekgi tų mokesčių reikės sumokėti jums. Nauja tvarka jau įsigaliojo nuo šių metų pradžios. Tai reiškia, kad jums priskaičiuotus NT mokesčius pamatysite ir turėsite susimokėti kitais metais. O aš kviečiu nieko nelaukti ir patiems paskaičiuoti jau šiandien, kokią sumą mokesčiams reikės atsidėti, tam, kad būtumėte pasiruošę ir vėliau išvengtumėte siurprizų. Kiek su NT susijusių mokesčių jums reikės susimokėti, priklauso nuo kelių dalykų. Pirmiausia, ar tai yra būstas, kuriame gyvenate ir ar esate deklaravę gyvenamą vietą. Antra, ar be šio būsto turite daugiau nekilnojamojo turto. Ir galiausiai galbūt nusprendėte parduoti savo nekilnojamąjį turtą. Tuomet daugas priklausys nuo to, kiek metų šis turtas jums priklausė ir ar jame gyvenate. Prie visų šių veiksnių tuoj sugrįšiu, bet pradėkime nuo esminio klausimo. O tai nuo kokios sumos yra taikomi ir skaičiuojami mokesčiai? Ne nuo tos, kuri buvo nurodyta skelbime perkant ar parduodant nekilnojamąjį turtą. Ir ne nuo tos, kuri yra įrašyta buto dokumente. Tai yra registrų centro išduotame išraše, kur nurodyta vidutinė jūsų NT rinkos vertė. Nekilnojamojo turto mokestis skaičiuojamas nuo mokestinės jūsų NT vertės. Paklausite, kaip ją sužinoti? Tai galite padaryti labai lengvai ir nemokamai. Nuėję į registrų centro puslapį, suveskite unikalų savo UNT numerį ir pamatysite mokestinę vertę. Nuo jos ir bus skaičiuojami mokesčiai. Video aprašyme palieku nuorodą, kur ieškoti. Jei tai jums visai ne naujiena ir jau žinojote bei kažkada anksčiau tikrinote šią vertę, vis tiek patikrinkite dar kartą. Nes mokestinės vertės būna perskaičiuojamos kas 5 metus ir šie metai kaip tik tie. Iš naujo perskaičiuotos vertės auga, tad būtinai pasitikrinkite, kaip dabar vertinamas jūsų turtas. Kągi, išsiaiškinome, kas yra mokesčių bazė. O dabar pereikime prie konkrečių mokesčių. Pradėkime nuo pirmojo jūsų nekilnojamojo turto – vietos, kurioje gyvenate. Teisiškai kalbant, tai yra tas nekilnojamas turtas, kur oficialiai esate deklaravę gyvenamąją vietą. Jei registrų centre nurodyta jo mokestinė vertė nesiekia 450 000 eurų, sveikinu, jums nieko daryti nereikia. Su savo gyvenamaisiais būstais greičiausiai nieko daryti nereikės, ko gero didžiajai daugumai Lietuvos gyventojų, nes daugumos nekilnojamo turto Lietuvoje vertė yra mažesnė. O jeigu visgi vertė viršyje 450 000 eurų, mokestis priklausys nuo to, kurioje savivaldybėje yra jūsų būstas. Tarifai gali būti labai įvairūs. Nuo 0,1 iki 1%. Pavyzdžiui, Vilniuje tai yra 1%. Apie būstą, kuriame gyvenate, jau viską išsiaiškinome. O kaip yra su visų kitu nekilnojamu turtu, kurį turite? Gal turite dar vieną ar du butus, kuriuos nuomojate? Arba sodybą. Tokiu atveju visų šių turtų vertės sumuojasi ir tarifas skaičiuojamas nuo viso šio turto mokestinės vertės. Ir tai nepriklauso nuo to, ar tai yra gyvenamosios ar poilsio paskirties turtas. Prisiminėte, kad susumavote visus turtus, o kas toliau? Jei gavosi 50 000 eurų ar mažiau, sveikinu, jums nieko daryti nereikia. O jei gavosi daugiau, viskas priklauso nuo to, kiek tiksliai gavosi. Čia įsijungia skirtingų mokesčių tarifai. Jų visų nevardinsiu, surašau va čia. Ir dar palieku šio video aprašymą. Štai tokie tie naujieji nekilnojamojo turto mokesčiai. Sakyčiau, jie aktualiausi tiems, kas turi daug papildomo nekilnojamojo turto pirkto nuomai ar investicijai. Tad jei nuomai esate įsigiję nedidelį nebrangų butuką, NT mokestis per metus bus kokie 14 eurų. Bet jei šią veiklą užsiemate plačiau, tada ir mokesčių teks susimokėti daugiau. Aptarėme nekilnojamojo turto mokestį, bet yra ir daugiau mokestinių pakeitimų susijusių su NT. Kalbu apie gyventojų pajamų mokestį, kurį kartais tam tikromis aplinkybėmis reikia susimokėti parduodant NT. O tos aplinkybės nuo šių metų, sakyčiau, pagerėjo. Anksčiau šis mokestis parduodant NT buvo taikomas tuo atveju, jei turto neišlaikėte 10 metų. O nuo šių metų pradžios jį reikia išlaikyti dvigubai trumpiau – 5 metus. Ir tai galioja visam fizinių asmenų turimam nekilnojamam turtui. Tad jei nekilnojamąjį turtą įsigijote 2021 vasario 15 dieną, jau šių metų vasario 15 dieną jį galėsite parduoti nemokėdami gyventojų pajamų mokesčių. Beje, yra ir daugiau aplinkybių, kada nereikia mokėti gyventojų pajamų mokesčių. Jeigu 2 metus esate deklaravę gyvenamąją vietą,
Ir jeigu esate deklaravę gyvenamąją vietą, bet mažiau negu 2 metus, tokiu atveju metų bėgyje turite įsigyti kitą nekilnojamąjį turtą, nebūtinai Lietuvoje, gali būti bet kurioje ES šalyje ir deklaruojate gyvenamąją vietą, tokiu atveju gyventojų pajamų mokesčio išvengs. Štai tokios tos mokesčių naujovės. Žinau, painu ir vis norisi atidėlioti. Pasiaiškinsiu vėliau. Bet laikas juos mokėti vis tiek ateis. Tad geriau būti finansiškai ir morališkai pasiruošus. Tikiuosi, padėjau šiek tiek išnarplioti ir susigaudyti. O jei turite kokią nors kitą jums rūpimą su nekilnojamu turtu susijusią temą ar klausimą, parašykite man komentaruose. Galbūt tai bus idėja naujam mano video. Esu čia tam, kad pasidalinčiau savo žiniomis ir koncentruotą informaciją, kad jums nereikėtų jos ieškoti. Iki!